Darbo diena didmiestyje. Ištaiginguose stiklainukuose nuo pat 8 ryto klaviatūras skrebina profesionalai. Kas prie Windows'ų, kas prie iMac'ų, visi kuria pridėtinę vertę. Kur buvęs, kur nebuvęs, ateina dienos pietų metas. Štai Gintaras Putvinskis per savo pietų pertrauką praktiškai kasdien vaikšto į food courtą. Diena iš dienos renkasi verslo pietų pasiūlymą už 12,50. Meniu kasdien skirtingas. Tai befstrogenas, tai Kijevo kotletas, tai perlenkta kalconės pica. O štai Danutė Žadeikaitė dar neprasigyveno. Ji su kolegomis grūdasi praperstoje įmonės virtuvytėje. Mikrobangų krosnelėje pasišildo iš namų atsineštų virtų kiaulės ausų. Pačios gamintas patiekalas pats skaniausias. Verslovės įmonėje dirbantis tropioji projektų vadybininkė užkas maždaug per 19 minučių. Pridėtinė vertė pati nesusikurs, todėl reikia pasiskubinti. O visiems pasisotinus darbai rūksta kaip iš pypkės. Žaibiškų greičių viena po kitos dėliojasi šaunios PowerPoint skaidrės. Dar keletas valandų šitokios tropaus klaviatūros maigymo ir jau bus galima eiti pas savo tiesioginį vadovą. Galbūt nusišypsaus laimė pasikelti atlyginimą visais 24 eurais. Pabandyti verta visada. Na, o jeigu laimė nenusišypsos, nosies nukabinti neverta. Galų gale vis tiek šiandieną buvo atsivilkta į ofisą, pastumdyti pikseliai ir papietauta dienos pietų. Šauni darbo dienelė.